Grožio ir sveikatingumo programos tikslas – parengti atsakingus, verslius ir savarankiškus specialistus, turinčius tvirtus verslumo pagrindus, gebančius kurti, plėtoti ir valdyti verslą grožio ir sveikatingumo srityje tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Jeigu sveikatingumas ir grožis yra jums artimas sritis, nors pats netikite tų paslaugų šioje sektoriuje, baigę šią studijų programą galėsite dirbti vadybininkais, pardavimų vadybininkais, rinkodaros vadybininkais, administratoriais, specialistais bei koordinatoriais grožio ir sveikatingumo srityje. Vilniaus verslo kolegijos studentai turės galimybę atlikti praktiką. Jau antrais studijų metais galės atlikti praktiką ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Taigi plečiamės socialinių partnerių sąrašą tiek grožio, tiek sveikatingumo centruose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai kartu sudarėme tarptautiniu mastu sutartį su Kipro Intercollege. Tai studentai turės galimybę ten atlikti praktiką tiek sveikatingumo, tiek grožio srityje. Ir netgi pasiūlė studentams apgyvendinimą tenai ir atlikti praktiką, kurioje galėsite ir užsidirbti. Gausite išsamias žinias apie svarbius verslo procesus, paslaugų rinkodarą ir vadybą, grožio ir sveikatingumo organizavimą, pardavimų ir finansų valdymą. Iš mūsų Vilniaus verslo kolegijos bendruomenės gausite palaikymą bei ryšius. Noriu paminėti, kad grožio ir sveikatingumo industrija yra milžiniška ir užima labai didelę vietą Lietuvoje. Įvairūs spa centrai, grožio centrai, sveikatingumo centrai, laisvalaikio bei grožio salonai, įvairios klinikos. Tačiau šioje industrijoje darbuotojų poreikis yra labai didelis ir nuolat augantis.